Sveiki, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šią savaitę noriu rekomenduoti Richardo Davido Prechto knygą Kas aš esu. Jau esam aptarę, kad tai nėra toks paprastas klausimas, o jeigu dar nesam, tai imkite ir spontaniškai atsakykit. Atsakykit taip, kad jums atsakymas atrodytų geras ir tikras. Esat žmogus? Tokių milijardai. Ieva ar Tomas? Irgi ne vienas. Mama, draugas, barista? Ne, gerai, bet kas konkrečiai esate jūs, unikalus, nepakartojamas ir vienintelis? Supratot, kokia čia gaunasi linkmė? Ši knyga padės jums pamankštinti šį rečiau lankstomą raumenį ir esu tikra nustebinti save viena kita netikėta mintimi apie save pačius. Richard David Precht, Kas aš esu? Filosofinė kelionė į save. Žinoma, kad auginti vaikus yra darbas. Ne ta prasme, kad yra pareiginės instrukcijos ir kad už tai gaunam atlyginimą, nors leidus pasireikšti metaforoms ir vaizduoti galbūt ir panašu. Tačiau apie tai verta galvoti kaip apie darbą. Tėvams reikia resursų. Ir materialių resursų, pinigų, daiktų, namų, maisto ir psichologinių resursų. Reikia dėmesio, reikia kantrybės, reikia žinių, laiko ir empatijos. Šiuos resursus naudojame ne tik vaikams, jų reikalauja ir visi kiti užsiėmimai gyvenime. Kuo mažesnės pajamas tėvai gauna, tuo stipriau jiems pasireiškia šis psichologinių resursų išsekimas. Kuo labiau tėvai išsekia, tuo dažniau jie naudoja griežtus vertimų pagrįstus būdus maitindami savo vaikus. Maitinimo prievarta taip pat stiprina ir mažėjantį suvokiamą pagalbą iš kitų šeimos narių. Tie atvejai, kuriuos vadiname viskas čia ant mano pečių. Todėl, jei kalbate su tėvais dėl jų vaikų valgymo problemų, bet nepasikalbate apie jų pačių rūpesčius, tai bet kokios rekomendacijos pasistengti dar neturės jokio šansų būti įvykdytos, jei neaptarsite, kaip jie gali visų pirma atstatyti savo psichologinius resursus. Ar jūs gerai maitinatės? Ar galvojate, kad tai paprastas klausimas? Gero valgymo paveikslas apima daug įvairių aspektų susijusių su dietologija, bet taip pat su kultūra, socialiniais, psichologiniais, finansiniais, ekonominiais aspektais. Štai koks apibrėžimas yra Taivanyje. Beje, čia atliekama labai daug įdomių tyrimų apie mitybą, o šis konkrečiai tyrimas yra ypač įdomios struktūros. Taigi, jei esate tyrėjas, jei tyrėte, žvilgtelkit į šio tyrimo pilną tekstą. Taivanyje gera mityba yra tokia. 3 valgiai per dieną. Galimybė valgyti vakarienę ir namuose, ir ne namuose ir išlaikyti balansą tarp šių dviejų galimybių. Reguliarus valgymas, pavyzdžiui, pusryčiai 7, pietus 12, vakarienė 19. Lėtas valgymas, pusryčiai bent 20 minučių, pietus ir vakarienė bent 30 minučių. Galimybė valgyti vakarienę su šeima ir pusryčius atskirai. Galimybė įsigyti norimų maisto produktų parduotuvėje arba turguje. Galimybė įsigyti kokybiško maisto, šviežaus, pigaus, lengvai paruošiamo, vertingo ir sertifikuoto. Galimybė mėgautis skaniu, gausiu, džiuginančiu ir natūraliu maistu. Ir galimybė valgyti įvairiai, bent 3 skirtingais produktais ar patiekalais vakarienė. Aišku, kad čia yra kultūrinio aspektų, Taivanis ne Lietuva, bet tada jau man įdomu, o kaip jūs apibrėžtumėt, kas yra gera mityba? Tyrimas apie intuityvų valgymą. Šiame tyrime buvo nagrinėjama, kaip susijęs intuityvus valgymas ir valgymo sutrikimų simptomai. Tyrimo dalyviai buvo apklausti tyrimo pradžioje ir po 8 metų. Įvertinkit tyrėjų kantrybės lygį. Jei intuityvaus valgymo įvertis buvo aukštesnis tyrimo pradžioje arba stipriai padidėjo tyrimo pabaigoje, tai dalyviai buvo mažiau linkę patirti sunkios depresijos simptomų, turėti žemą savivertę, būti nepatenkinti savo kūno išvaizdą, imtis nesveikų svorio kontrolės priemonių, tokių kaip badavimas ar valgymo praleidimas, imtis ekstremalių svorio kontrolės priemonių, tokių kaip vartoti dietinius vaistus ar kelti vėmimą ir patirti valgymo priepuolius. O dabar pasakykit man, ar geriau intuityviai valgyti sekasi žmonėms su didesniu psichologiniu atsparumu, ar intuityvus valgymas sustiprina psichologinę gerovę? Ar abu jie vienas kitą veikia, taip kaip užtrauktukas?
Yra kaip yra. Žinau, kad čia skamba labai paprastai, bet realybė nebūna tokia paprasta, kad lengva tau sakyti. Taip pat žinau, kad priešinimasis realybei, jei mums nepatinka, yra tik laiko gaišimas. Realybės įvardymas ir pripažinimas, ypač tos dalies, kuri nėra mūsų kontrolėje, yra pats geriausias starto taškas, sprendžiant bet kurią problemą. Kažkada labai patiko cituoti vieną gerbiamą kolegą, kuris sakė, rinkodara turi skrajoti laisvai bet koridoriuje. Šiek tiek perfrazuojant priežastį, dėl kurios tai sakydavome, tokio koridoriaus apibrėžimas, pripažinimas, kur yra konkrečios situacijos ribos, labai padeda kūrybiškai ieškoti produktyvių sprendimų. Tada negaištam laiko priekaištavimui, kad žmonės nėra tokie, kokie galėtų būti, kad atlyginimai per maži, kad valdžia ne ta ir apskritai, kad pasaulyje nėra teisybės. Tiesiog visada yra tik tai, kaip yra. Labai puiku tos pačios idėjos pritaikymą mačiau praktikos metu. Nagrinėdavome specifinius atvejus ir informacija buvo grupuojama į faktų, prielaidų ir sprendimų stulpelius. Realybė buvo surikiuojama taip, kaip jie mums atrodo, aiški ar miglota. Man atrodo, kad ypač vertinga atskirti tai, kas yra konkretu, nuo to, kas yra tik pageidaujama arba nežinoma. Jei atpažinote, kad šiuo metu kaunatės su realybė, pabandykite. Faktai, prielaidos, norai ir sprendimai. Nes visada yra tik taip, kaip yra. Gal ateityje bus kitaip, bet tam reikia pamatyti, ką dėl to galima nuspręsti ir nuveikti. Na ir žinoma veikti. O kol kas yra kaip yra. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.